Sveikučiai, tai šiandien gavau tokių dovanų, kaip sakant, biškį elektronikos šlamšto. Draugas parašė vienas nuo senų laikų pažįstamas, tai sako, turiu aš tokių senienų, ten porą PlayStationų, dar ten kelias kompų dėžės, sako, nori pasimti. Tai, aišku, parlėkiau ir susirinkau, tai žiūrėsim, kas ten gero, ar tik bus šlamštas, ar ir pavyks kažką išsivalyti, susitvarkyti. Tai va, šiek tiek PlayStationukų, bent porą, tai va, žiūrėsim, kas čia daugiau bus. Ir krūva pultelių kažkokių nuo PlayStationų ir pardytų matosi, da visokių, vienu žodžiu, reikės pasižiūrėti, ką šitą maišę gero yra. Visai įdomus maišelis. Ir aišku, krūva kompų. Vienas toks. Tuoj pažiūrėsim, kas čia yra vidai gero. Aha, motininė yra. Ramų šiek tiek ir aišku, čia daug ko trūksta, bet korpusas kaip ir paika. Kompas, aišku, nieko ten stebuklo ir čia tokia paprasta dėžutė irgi nieko. Dar dovanų gavau kažkokį seną stiprintuvą. Pasižiūrėsim, o, rusiškas netgi geras, reikės pasižiūrėti, kas čia per daiktas. Nu ką, badam išpakuoti šitą maišelį su PlayStation'as ir pasižiūrėt, kokį jų čia būklę. Tai pirmas PlayStation'as yra atminties kortelė, tik nežinau kiek, bet spėjau, jeigu kokia originali, tai gal ir nebus daug. SCPH 1020. Žodžiu, kortelės toks modelis. Bandykim čia žiūrėti. Kažkokių matau varžtų vidų yra. Taip, standartinės jungtis, vienu žodžiu. Ir bandoma atsidaryti. O, atsidaro. Tai kažkaip tai mažoka. O, čia dar kažkokių šiukšlių vidų yra. Yra, o, kompaktas netgi. 40 Wings ruskąją versiją. Vienu žodžiu, kažkoks va. Kompaktas, aišku, toks patrintas ir, kaip suprantu, čia ne originalus, nes originalus liktai turėtų būti juodi kompaktai, jeigu gerai pamenu. Tai va, ir viduj, o, iškrito varžteliai. Ir dar kokį tai, vienu žodžiu, reiks atsisukti ir ardyti šitą. Bet iš pradžios atrodo visai neblogai. Tik tai, va, tie varžteliai nežinau kodėl. Ir čia kažkokie plasmasiukas, vienu žodžiu. Taip, apžiūrėjom. Da, bandom traukti kitą. Kitas vėl. Dar pamiršom vieną dalyką, žinot, kokį pažiūrėti, koks čia modelis. O modelis yra va to SCPH 9002 PAL sistema. Tai va, tai vienu žodžiu palinis. Ir vienas iš naujesnių modelių. O bandykim iškart šitą tikrinti. O čia yra jau SCPH 5502, šitas jau yra šiek tiek senesnis modeliukas. Taip, yra irgi tos standartinės praktiškai jungtis. Ir yra netgi va tokia jungtis paralelinė. Tai va, tai čia toks jau įdomesnis biški modelis gaunasi. Taip. Taip, čia viskas savo vietoj. Aha, atsidarimas neveikia. Tuščia. Nieko nėra išrinkta. Likęs tik vidus yra, lazeriuko nėra. O žiūrėsim, gal protas bus koks likęs vidui. Tai vat, nu bet pats korpusas yra neblogos būklės. Tai bandysim pasižiūrėti. Ir toliau yra krūva pultelių. Bandam žiūrėti. Kažkoks toks Feihao. Bet čia spėjau net ne nuo PlayStation'o. Aha. Galai nukandžiota, vienu žodžiu. Va, čia kažkas jau yra panašesnio. Jau kažkoks netikras PlayStation'o pultelis. O, ir yra su visu kištuku su viskuo. Tai gerai. Čia kaip ir vatas pusę velnę dar. Dedam prie to PlayStation'o ir žiūrėsim, ar veikia. Taip, čia išrinkta. Čia išrinkta. Vienu žodžiu, daug visokių dalių yra ir šitą žiūrim čia. Čia irgi originalus pultelis PlayStation'o. Čia kažkas izoliuota, tvarkyta. Aha,
magnetas matau uždėta. Nu tai bet nežinau, yra šansų, kad šitas gali veikti netyčia. Nu tada traukiam iš maišo dar vienas joystickas. Irgi originalus. Tai dabar svarbiausia atrasti laido galą. Ir pasižiūrėti, kas čia gaunas. Irgi kaip ir matosi, kad viskas yra tvarkoj. Nu va, ir dar vienas pultelis va toksai. Bet čia yra ne PlayStation'is, o kažkokiam analoginiam, vienu žodžiu, kompiuteriui. Ir čia, aišku, turim šiek tiek to vadinamojo va šroto. Čia toks kaip ir baika būklės, disketiniam kokiam nors kompui. Ir turim, galima sakyti, 3 pultelius, kurie dar, aišku, yra padrožti, bet tokie bent jau žinot, yra pultelis, yra kištukas, kaip sakau. Tai va, ir vienas PlayStation'as, kuris iš pažiūros visai neblogai atrodo. Tai aišku, aš viską atsisiurbsiu, išsivalysiu ir bandysiu pasitikrinti, kaip tas PlayStation'as veikia. Nu va, to daug ardyti ir nereikėjo modeliuko, kur buvo be lazeriuko. Tai kaip matau, praktiškai yra viskas turbūt gerai. Mėtydimo blokas, kaip ir nesimato, kad čia būtų kokių tai sprogimo žymių, žinot, kai sprogsta kokia detalė nuo perkrovos dar kas, tai turėtų spėjų būti gerai. Manau, čia greičiausiai gali būti, kad nusmigo lazeris ir tiesiog tą lazerį išlupo ir paliko taip nebesutaisę turbūt. Nes pačia matau ir matininę plokštę, viskas, tai aš spėjau, čia viskas yra, tiesiog reikia ieškoti naujo viso lazeriuko. Beje, nebuvo kažkaip labai ir čia išardytas, tai yra labai susuktas, tai lengvai pavyko išardyti. Tiesiog nusikėlė dangtis ir viskas. O dabar einam ir bandysiu, aišku, ištikrinti šitą daiktą. Beje, šitas irgi nelabai susuktas. Pasirodo, irgi labai lengvai viskas nusikelia. Tai va. Bet čia aš kaip matau viskas yra. Matininė yra. O čia dabar kas? Koks tai dantų krapštukas daža. Varžtelių va krūva. Išrinkta. Ir, o, kiek dabar varžtelių krenta. Ir matyt supilta visi varžteliai buvo vidun. Irgi spėjau, sakė, gali būti, kad lazeriukas gali blogai skaityti. Tai va, bet irgi iš pažiūros, kai žiūri, viskas čia puikiai. Tai va, šitą aparatą reiks bandyti įdomumui pasijungti. Ir pažiūrėsim, kaip jisai mum reaguos. Aišku, kompakto va šita dalis irgi tik vienas šaratėlis, matau, yra. Čia kas tai išlaužyta. Čia koks tai guminis, vienu žodžiu, irgi čia kažkas įdomaus. Konstruota, kažkaip įdomiai taisyta, hakinta, kaip sakant, būta ir panašiai. Tai vat, tai nežinau, kas čia gausis. Bet iš pažiūros viską vidų iškrapščiau. Kažkokių baisių detalių nebėra. Irgi niekas nebraška, kaip ir iš pažiūros, kaip prieš tai braškėjo, nes turbūt tie brašteliai buvo. Tai ką, bandysim sudėti ir susirinkti. Ir žiūrėsim, kaip čia kas gausi su juo. Ką darysim šiokį tokį testą. Tai bandau pirmą tą, kur be lazeriuko. Tiksliau sakant, aš jau išsibandžiau. Šitą konsolę irgi veikia, tik reikia lazerio. Čia va, kur išimta buvo, tai matom, kad konsolė sėkmingai jungiasi, viskas tvarkoja. Tai per daug galvose nesukam. Tiesiog norėjau parodyti, kad jinai veikia. Nu va, dabar bandysim įsijungti šitą konsolę, kur viskas buvo savo vietoj. Aš ją įsibandžiau, jinai veikia. Buvo tiek, kad įdėjus kompaktą nelabai norėjo gerai dirbti, tai įtariau, kad lazeriukas bus susinešęs. Tai tiesiog su odekolonu ir va tokiu mūsų krauštuku aš tą akutę pasivaliau. Ir dabar kuo puikiausiai jis pasileido ir nuskaito visus kompaktus. Tai kažkaip papuolė veikianti visai konsolė. Tai kągi, ačiū, kaip sakant. Ir dabar įdėjau va tokį kompaktą. Tai kaip ir pasileidžia, viskas veikia, žaidžiau jau truputėlį. Šitą bandžiau Raymaną įdėti, bet nežinau, spėjau, turbūt per daug gal patrintas kompaktas, nes tikrai žiauriai nutrintas, tai nelabai nori jį gerai skaityti. Biški kimba. O va su šituo kompaktu puikiausiai veikia viskas. Viskas gerai, pultelis šitas veikia,
buvo dar tokių porą panašių pultelių, bet nežinau, man jų nediktuoja, su jais neveikia. Nors nežinau, aš turiu kitą valiktai tokią konsolę. Tai vat, kaip minėjau, šitą va dabar, kur veikia man viskas, tai aš veikia tik tai va su tokiu pulteliu. O šitų lik ir turėjo būti šitas va Esperanza veikiantis, nes aš žinau, kad lik tai su kita ar PlayStation 2, ar tuo kitu pirmu, tai man kažkaip atrado, tai aš dabar tiksliai nebepamenu, jeigu ką žino, tai pasakykit, ar PlayStation 2 pulteliai irgi veikia su pirmu PlayStation, ar atvirkščiai. Man lyg tai atrodo, kad turėtų veikti ir tie kartu, bet nežinau, pataisykit. Nes ant antro PlayStation tikrai va šitas Esperanza, žinau, kad biški čia joystickas vienas blogai veikiantis, bet pas pultelis funkcionuoja. Tai vad, sakiau, pasijungsiu šustresnį pultelį ir man jo neranda. Tai vad ir nežinau, dabar pasimečiau. Ar visgi pirmo pultelį yra pirmo, o antro yra antro. Nors, pažiūrėjau, aš turiu čia PlayStation'as 1 užrašyta. Tai kaip ir yra PlayStation'as 1, tai teoriškai turėtų veikti. Tai vad nežinau, ką žinot, pasakykit. Ir spaudžiam laikiuką.